Pamiršk netvarką. Apmokėk sąskaitas, stebėk biudžetą ir saugok dokumentus vienoje vietoje. Viena sąskaita.lt. Turėk vieną sąskaitą. Labas, su jumis sveikinasi Eglė. Tikiuosi, kad visi sklandžiai pasiekėte darbus, o dabar žinias žiūrite šiltai įsisukę namuose. Jei dar ne, tai gero kelio, o visiems kartu gero žiūrėjimo. Jūsų dėmesiui sausio 27 dienos naujienos. Kai jau atrodo, kad valdantieji negali kristi žemiau, jie atlupa grindis ir leidžiasi į apačią. Šį kartą naujus dugnus atrasti nusprendė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Ji pareiškė, pasiklausykit patys. Jeigu jis neatvyksta, jis turės pateikti priežastį, kodėl neatvyko. Taip, išgirdote teisingai. Neatvykstantieji atsiimti nacionalinių premijų turėtų pateikti pasiaiškinimą, kodėl neatvyksta, visai kaip mokykloje. Ministrė pabrėžia, kad visi turi teisę žinoti, ar žmogus atsisako tik apdovanojimo, ar jis atsisako pačios premijos, ar kodėl jis galėjo atvykti, ar negalėjo. Iš principo bus galima protestą reikšti dviem būdais. Ant scenos neimti apdovanojimo iš žmogaus rankų arba atsisakyti ir finansinės dalies. Kiek reikės rašyti pasiaiškinimo raštelių, vieną ar du, ministrė dar patikslins, kai bus parengtas galutinis variantas. Beje, kultūros ministerijoje ketvirtadienio vakarą teikiant premijas, keli laureatai atsisakė motyvuodami mažėjančių kultūros sektoriaus finansavimu ir LRT politizavimo grėsme. Tai galima sakyti, pasisekė, kad išvengė popierizmo. Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas Arūnas Gelūnas mano, kad šios korekcijos yra labai skubios ir pagristai kelia minčių, kad tai tiesioginė reakcija į rudens protestus, kuriuos organizavo kultūros bendruomenė siekdama užkirsti kelią Nemuno aušros buvimui kultūros ministerijoje. Pasak Seimo narės ir buvusios premjerės Ingridos Šimonytės, baisu yra ne tai, kad ministras savo pasisakymai skamba tarsi auklėtų sovietinės mokyklos mokinius. Baisu, kad jie galvoja, jog premijos kultūros lauko žmonėms skiriamos valdžios nuožiūra ir malonė. Lyg reikėtų ateiti ir pabučiuoti duodančiai valdžiai ranką. Daugybę kartų politikus apgavęs ir patrolinės komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas net parengė šmaikštų pasiteisinimo lapelį, kuriuo kaip paruoštuku galėtų pasinaudoti kultūrininkai. Kaip manot, ar reikėtų įrašyti, kad laureatai turi atsiklaupti ir pabučiuoti teikėjo ranką? Dabar eikite į komentarų skiltį, palikite komentarą, o tada uždėkite šiam video laiką, jei neturėsite rašyti pasiaiškinimą. Šiandien įvyko Valstybės gynimo tarybos posėdis, kuriame patvirtintos Valstybės saugumo departamento bei antrojo operatyvinių tarnybų departamento veiklos strategijos, o taip pat naujoji nacionalinio saugumo strategija. Kaip sakė prezidentūros atstovas, kertinis strategijos prioritetas pasirengimas veiksmingam atgrasimui ir valstybės gynybai karinės agresijos atveju. Taip pat paliesta ir skandalinga braziliškų orlaivių pirkimo istorija. Aukščiausi šalies vadovai pakeitė kiek daugiau nei prieš pusmetį priimtą savo sprendimą ir nusprendė atidėti 3 lėktuvų C-390 Millennium pirkimą bent iki 2030-ųjų. Tiesa, prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad sprendimas priimtas ne dėl teisėsaugos pradėto tyrimo. Pasak jo, priežastis yra integruotos oro erdvės gynybos stiprinimas ir žinoma divizija, Vokietijos brigada, karinės infrastruktūros plėtra. Taigi, tikrai ne dėl STT tyrimo, o tiesiog dėl pasikeitusių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministro, nuspręsta modernizuoti dabartinius Spartanus, kad jie galėtų skraidyti iki 2036 metų. Tai Lietuvai kainuos apie 150 milijonų eurų. Tuo pačiu paliesta dar viena tema. Praėjusią savaitę duodama interviu premjerė Ruginienė teigė, jog NATO subyrėjimo atveju jos vadovaujama vyriausybė turėtų ne tik A, bet ir B ir C planus valstybės saugumui užtikrinti. Seimo opozicijos lyderiai vyriausybės vadovė pakvietė šiuos planus pristatyti parlamento NSGK posėdžio metu. Paklaustas, ar toks planas yra, Deividas Matulionis leido suprasti, kad ne. Jeigu tai bus, tai tada ir svarstysim.
Bet NATO kol kas gyva, tai nereikia čia, kaip sakant, pulti traukinį, kai NATO egzistuoja kaip organizacija. Kažkaip neskamba užtikrintai tas, kai bus, tai bus. Kita vertus, garsus kalbėjimas apie planą B ir C silpnina pasitikėjimą NATO. Kalbant apie Kapčiamiesčio poligoną, krašto apsaugos ministras patikino, kad tikrai yra progresas, būtent individualių kontaktų metu yra sutarimas su sodybų savininkais, lygiai taip pat tarp tų 13 sodybų, kurios neturi teisės pasirinkti. Yra viena sodyba, kur puikiai žinom, kad yra gyvenama, tai yra sutarimas, kad tikrai neprieštarauja pirkimui. Tuo tarpu krašto apsaugos ministerija paaiškino, kodėl naujam poligonui steigti buvo pasirinkta būtent Kapčiamiesčio teritorija ir paviešino žemėlapį. Renkantis vietą buvo vertinta valstybinės žemės plotas, strateginė geografinė lokacija, gyventojų tankumas, teritorijos tinkamumas kariniams pratyboms. Be to, Lietuvos kariuomenės poligonai yra išdėstyti taip, kad sudarytų žiedą svarbiausioje gynybai vietovėje, besiribojančioje su Rusija ir Baltarusija. O prezidentūra pabrėžė, jokio pritarimo poligonui nebus. Jis jau padarytas. Aušrietis Robertas Puchovičius po šiandien vykusio koalicinės tarybos posėdžio pabrėžė, kad poligonas svarbus ir reikalingas. Pakalbėjome apie poligoną, kad irgi vieningai palaikom. Tikimės, kad visi žmonės, kurie yra dabar prieš, bus išgirsti, gaus kompensacijas ir mes galėsime eiti prie poligoną, kad jisai tikrai tarnautų Lietuvai ir mūsų saugumui. Taigi viskas, kelio atgal nėra. Galima protestuoti, galima pykti, galima susitaikyti, bet poligonas yra Lietuvai kritiškai reikalingas ir jis tikrai bus. Šiemet žiema nusprendė pademonstruoti visą savo pramogų arsenalą. Lietus spaudžiant šaltukui dalį Lietuvos pavertė čiuožyklą. Žmonėms patariama vengti kelionių ir atsargiai eiti šaligatviais, automobilius geriau keisti į pačiūžas. Nepabūgusiems plikledžio vairuotojams teko savo transportą vaduoti iš ledo gniaužtų. Tačiau buvo ir apdairesnių, kurie gamtos stichijai automobilius pasiruošė iš anksto. Sudėtingiausios eismo sąlygos išlieka ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai – pietinėje ir vakarinėje šalies dalyse. Nemažai mokyklų antradienį paskelbė rekomendacijas vaikų nevesti į mokyklą ir ugdymą organizuoja nuotoliu. Tačiau rytinės spūstys vis vien sukaustė ne tik Vilnių, bet ir kitus didžiuosius šalies miestus. O darbo inspekcija informuoja, jei eidami į darbą ar iš jo patyrėte traumą, toks įvykis gali būti pripažintas draudiminiu. Tokiu atveju nedarbingumo metu priklauso 100% kompensuojamojo uždarbio išmoka. Iki pietų didžiosios šalies gydymo įstaigos padidėjusio pacientų srauto dėl paslydimo ir griuvimo nefiksavo ir dirbo įprastiniu režimu, bet kaip sakoma, dar ne vakaras. Tačiau avarijų statistika iškalbinga. Nuo pirmadienio 16 val. Iki antradienio 8 sulaukta apie 250 pranešimų apie įvairius incidentus gatvėse ir keliuose. O štai kam tikrai antri nauji metai, tai pavėžėjams lupa šiandien kaip paskutinį kartą. Už 12 minučių kelią 25 eurai. Kelių priežiūros meteorologinių sąlygų stebėjimo sistemos fiksavo kone visoje šalyje ir toliau vyrauja mišrūs krituliai, sniegas, šlapdriba, lijundra. Daugiau kaip 200 mechanizmų darbavosi valstybinės reikšmės keliuose. Slidumui pašalinti naudojama ne tik druska, bet ir frikcinės medžiagos. Prognozuojama, kad mišrių kritulių ir slidžių dangų sąlygos Lietuvoje išliks dar kelias ateinančias dienas, o esant žemesniai temperatūrai, lijundros padarinių suvaldymas gali užtrukti. O kaip jums šiandien sekėsi mūsų mieli žiūrovai? Pagavot zuikį? Nusigavot iki darbo, o gal iki traumatologinio? Pasidalinkit savo įspūdžiais komentaruose. Kacapų oro ataka prasidėjusi pirmadienio vakarą tęsiasi iki paryčių. Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 135 iš 165 dronų. Atakos metu didžiojoje Charkivo dalyje ir aplinkinėse vietovėse nutrauktas elektros tiekimas, apgadinti daugiabučiai, mokykla ir darželis. 2 žmonės sužeisti. Daugiau kaip 50 dronų atakavo Odesos sritį, daugiausiai taikydamasi į energetikos ir civilinius objektus. Preliminariai
Preliminariais duomenimis sužeisti 22 žmonės. Sumose bepiločiai orlaiviai smogė gyvenamajam sektoriui, o paryčiais atakavo infrastruktūros objektą Lvivo srityje, kilo didelis gaisras. Slavianska kacapai atakavo valdomosiomis bombomis. Nukentėjo mažiausiai 5 namai, 2 iš jų buvo sugriauti. 2 žmonės žuvo, 1 sužeistas. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas po susitikimo Berlyne su Robertu Kaunu pareiškė, kad Vokietijai yra likę nedaug galimybių remti Ukrainos oro gynybą ir paragino sąjungininkus mažiau dairytis į JAV ir didinti Ukrainai teikiamą pagalbą. Tuo tarpu Prancūzija blokuoja raketų Storm Shadow įsigijimą. 11 ES šalių pasiūlė sušvelninti esamus apribojimus, kad Kijevas galėtų įsigyti Britų ginklus pasinaudodamas ES paskola. Tačiau Prancūzija norėjo, kad pinigai būtų išleisti bloke. Tęsiantis maskolių raketų atakoms prieš Ukrainos miestus ir Kremliui nesutinkant eiti į kompromisus, Ukrainos gynėjų grupė Vašingtone siekia suteikti Ukrainai Tomahawk raketas. Tik klausimas, ar Trumpas pritars tokiam žingsniui, Baltuosiuose rūmuose vis dar dominuoja eskalavimo vengimo taktika. Vakar Baltųjų rūmų atstovė Karolina Levit pranešė, kad Trumpas aktyviai dalyvauja taikos dėrybose, kuriomis siekiama užbaigti karą Ukrainoje. O Abu Dabyje vykusi taikos dėrybų susitikimą ji vardino kaip istorinį ir pabrėžė, kad Trumpas neatsisako taikos proceso. O kol pasaulio galingieji šiltai sėdėdami peza apie taiką, Ukrainai kiekviena žiemos diena išlikimo kova. Milijonai žmonių neturi šildymo, elektros ir vandens. Dėl apledėjusių elektros linijų Ukrainoje sutrikdytas traukinių eismas. Šalčiai niekur nesitraukė. Priešai taip pat situacija blogėja kasdien, tad jūsų pagalba yra ypatingai svarbi. 1482. Blitz naujienos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas kilus protestams dėl 2 JAV piliečių nužudimo per imigracijos reidus pakeitė savo viešą toną. Baltieji rūmai sureagavo po to, kai išplito šaudymo vaizdo įrašas, sulaukęs buvusių prezidentų kritikos ir nepasitenkinimo Respublikonų partijos viduje. Minneapolio meras Jacobas Frey pranešė, kad dalis federalinių agentų pradės trauktis, o administracija pareiškė užuojautą protestuojant nušauto slaugytojo Alekso Preti šeimai. Nepaisant to, Trumpo administracija neatsisako griežtos imigracijos politikos, nors protestai ir neigiamos apklausos rodo augantį visuomenės nepasitenkinimą. Buvusiam kariuomenės vadui Valdui Tutkui atimta teisė dėvėti kario uniformą iškilmingomis progomis. Sprendimas įvykdytas po patikrinimo, kurį atliko krašto apsaugos generalinis inspektorius. Nuobauda skirta už kariuomenės drausmės statuto pažeidimus susijusius su kario vardo pažeminimu ir uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymu. Tyrimas pradėtas po Tutkaus dalyvavimo vienoje vykusiame radikalios dešinės judėjimų susitikime, kuriame jis vilkėjo karinę uniformą. Šiaurės Korėja antradienį paleido, manoma, 2 balistinės raketas Japonijos jūros link. Apie įvykį pranešė Japonijos ir Pietų Korėjos institucijos. Japonijos gynybos ministerijos duomenimis raketos nukrito už Japonijos išskirtinės ekonominės zonos ribų. Tai jau antrasis Pchenjano raketų bandymas šį mėnesį. O komentaruose lauksiu jūsų pasidalinimų, kaip šiandien sekėsi vykti į darbus. Ar visi sveiki, gyvi ir nesusižaloja? Primename, jog tam, kad išvengtumėte kryčių, rekomenduojama imtis ėjimo pavyzdžių iš šių bičiulių. Komentarų metas. Komentaruose mums atsakinėjote, kokia muitinė pasaulyje blogiausia. Komentatorius praneša, jog keliautojo Pauliaus Samoškos nuomonė bene blogiausia yra Kazakstane. O remintis mūsų žiūrovo asmeninė patirtimi, okupacinės Rusijos. Nestebina. Nuo Vykintas mano, kad reikia peticijos, kad į laidą tiek žinių sugrįžtų žiūrovų pamiltas. Tadadadam. Pakalbėsime su prodiuseriais, gal sugrąžins. Tiek žinių šiandien, iki pasimatymo. Čiau!